Taip, labas rytas. Nu, jums turbūt nebe rytas, nes jūs toliau žiūrite, o man tai rytas. Tai tęsim šiandieną važiuoklės surinkimą, vairo kolonėlės pakeitimą. Ant keletas dalykų, nes dabar rytas galima ir patriukšmauti. Ir šiandienos planas yra atsinešti sparnus, buferį, prisimatuoti, prisidėti čia viską apsirinkti dalis, kad galėtume vežti pas dažytoją. Iš salono viską iškraustysim ir važiuosim turbūt pas dažytoją be panelės. Na, taip kaip yra dabar, viską iškrausim, ko nereiks dažytojui, kokių detalių ir važiuos mašina ant traliuko pas dažytoją. Traliuką jau užsakiau rytoj rytui. Tai šiandieną paruošt mašiną ir ką? Kimbam į darbus. Vis dėlto bus ką veikti dar, kad paruošt pas dažytoją išvežt, nes nežinau, durų rankinėlės gal reikia irgi nuimti. Einam parodysiu, ką čia reikia mums šiandien padaryti. Tai, ką reikės padaryti, tai yra durų rankinėlės išimti. Durų rankinėlės galiu pasakyti, kad yra arba labai greitai nusiema, arba labai ilgai. Tai bus matyti. O visas tas gumas, šitą gumą reikės nuimti. Čia neaišku, kaip šita guma, ar ją nusimsim, ar jinai nusiema. Nusimti galinį buferį ir visą galinį buferį išrinkti. Tai parkingus nuimti, lempą išimti, bagažinės šitas Abarth 124 Spider nuimti ir vėl kitoj pusėje durelės baigti išrinkti. Ir iš tikrųjų atsinešti slenkščius, susižiūrėti su slenkščiais ir viską iš salono iškrausit, kad nieko neliktų salone, jokių nereikalingų detalių. Ir mes tada būsim paruošę dažymui. Tai gal visai ir greitai man čia šiandien pavyks pasidaryti darbus. O ką mes tada kimbam į darbus ir gerų žiemą. Nu tai ką, tai turim jau pasidarę mašiniuką, priekį surinkom, apsirinkom, tai visai gražiai čia jisai jau atrodo. Tai radom ten laikiklių nepritvirtintų visokių dar, taip sutvirtinom viską, pasidarėm. Tai mašiniuks jau atrodo taip. Yra keletą vietų, kur kapotas buvo irgi biški čia lenktas, tai reiks dar biški patiesinti. Prieš vežant į dažytą, tai reiks dar pažaisti. O šiaip tai jau kaip ir tarpai irgi sueina. Dar su dažytojui pasitarsiu, ar jam nuimt sparnus, ar nenuimt sparnų. Ir ką, atrodo viskas čia susives. Panašu į teisybę. Tai bandysim dar šį vakarą viską. Dabar turiu išlėkti porą valandų. Tai važiuoju. O vakare grįšim ir tęsim toliau šitą projektą. Tai čia išsirinksim ir surinksim čionais daugiau. Ir po to lipsime į galą, gal mašiną apsisuksim, kad čia galas stovėtų. Ir tada galą išsirinksim, saloną išsivalysim, išimsim detalės, kurių nereikia. Ir to atvažiuoja traliukas, išvažiuoja šitas automobilis. Pas dažytojus dažytis. Nu ką, šiandien biškai pasidarbavom nuo ryto, tai
jau dabar apie 11 valandą, bet žiūrėkit, kokį vaizdelį turim. Tai Spideris vėl be lempų stovi, viskas išrinkta ir beveik jau paruošiam važiuoti pas dažytojus. Čia mes, kai su ranka filmuojam, tai aš jungsiu kitą pusę, papasakosiu, ką jau nuveikėm ir tada pakalbėsim daugiau. Pasižiūrėkit, kaip čia gražiai viskas atrodo, nudažyta bus tuoj, bus labai gerai, labai gerai. Tai ką, surinkom visą priekį, apsirinkom, kad būtų galima linijas išsigaudyti po to. Matom, kad pasigausim. Ir išrinkom viską, tik tai durų rankinėlį nenuėjom, nes žadu stiklus įdėti dar. Tai užsidarys langai pilnai ir mes turim visą galą išrinktą. Viskas čia nurinkta. Turim salonas išrinktas, nėra nei panelis, yra likusi tik tai sėdynė. Modulį dėjom, bloškę vieną, bet tenais nuimsim, nes be bloškės nenusiemo stogas, bet mes turim ir be stogo jį jau. Žodžiu, viskas čia išardyta. 10:30 dabar vakaro, kadangi rytoj apie 8 val. Atvažiuoja pasimti man šito būtent automobilio traliukas, tai aš turiu įdėti langų pakėlėją į šitas dureles. Ir nes jisai susivaręs yra ir neveikia langas, neužsidaro, o kitoj pusėje tiesiog įdėti langą tam, kad kol pas dažytojai stovės, kad jis galėtų pilnai langus uždaryti ir kad jinai galėtų stovėti su uždaryta visa salonas, kad nepridulkėtų labai stipriai. Tai va, o jūs dalies nematėt, nes, kaip įprastai, kai filmuoja, išsikrauna telefonas ir jis numiro padarė. Tai tiesiog nematėt, kaip aš kažko išardžiau, kažką nurinkau, atidariau stogą, bet ką dabar jau darys telefonas, toks jau aparatas, ta kamera, kad paima ir išsikrauna. Tai mes kimbam toliau į darbus, dedam langų pakėlėjus, jums gero žiūrėjimo ir turbūt jau susitiksim tik rytoj ryte. Išvarėm automobilį į lauką, galim pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Pastačiau į tą pačią tašką. Va, visa išrinkta. Net negalėtum pasakyti, kad jinai prieš 2 dienas stovėjo nurinkta ir su skersais ratais ir visa kita. Dabar, aišku, dar spalvota, nudažyta, važiuoja pas dažytojus ir jinai jau už savaitėlės bus, manau, nudažyta. Ir žinoma, tikrinkit automobilius Car Vertical ataskaitų, nes pirkdami tokius automobilius ar tokius, jūs norite žinoti jų istoriją, ar jie buvo daug daužyti. Nes, pavyzdžiui, šitas Spideris mes galim pasižiūrėti jo Car Vertical ataskaitą ir pamatysim, kad iš tikrųjų ten nebuvo jisai labai stipriai sudaužytas. Visos pagrindinės dalys ant jo buvo. Tiesiog reikėjo nemažai detalių pakeisti, net kapotas yra originalus, sparną vieną būtų reikėjo keisti tikrai, o kitas dėl to, kad durelės buvo atidaromos suvarę jį. Tai iš tikrųjų šitą Spiderio irgi turim Car Vertical ataskaitą ir mes ją galim pasižiūrėti. Ir jūs irgi tikrinkit ataskaitas ir jūs pamatysit, ar automobilio rida yra sukta, nesukta. Ir vienas iš tokių momentų, dar ką prisiminiau, jūs taip pat galite pamatyti, ar automobilio buvę savininkai turėjo kažkokių finansinių problemų. Ir mes ką esam susidūrę, kad jeigu žmogus turėjo finansinių problemų, įprastai jisai neprižiūri automobilio. Ir mes esam buvę nupirkę tokį automobilį BMW, kuriam buvo nekeisti tepalai gal 60 ar 70 tūkstančių kilometrų. Ir mes tada turėjom labai daug investuoti pinigų į variklį. Tad tikinkit savo automobilius perkamus Car Vertical. Nuolaidos kodą matysite čionais, o linkas į tiesiogiai aprašymuose, tad laukiam traliuko, kol atvažiuos. Tai šio video paskutinis, kaip sakant, paskutinis elementas, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, laukite tęsinio su šiuo Spideriu ir
ką, mes jį aprinkom, padarėm iš jo gražesnį, einam, galim, dar pafilmuosim. O jūs ką, laikinkit ir subscribinkit mano kanalą. Ir bus dar naujų projektų, tai čia dar galite matyti Toyota Celica GT Ioniqas 19 metų. Taip pat dar 4 mašinos keliauja iš Amerikos, tai tikrai bus dar įdomaus kontento ir atplaukia dar viena iš tų 4 mašinų, vadinsim ją žaliuoju Hulku, ir žalesis Hulkas taip pat atplaukia jau į Lietuvą. Tai bus dar tikrai įdomaus kontento, jeigu jums patinka tokio tipo automobiliai, biški ekskliuzyviniai, reti ir gal rečiau sutinkami gatvėse, tai spauskite like, subscribinkite kanalą, mes tokių dar jums tikrai paruošime. O ką, dabar laukiam turlisto ir susitiksim jau su šia mašina, kai jinai bus nudažyta ir jau pilnai ją surinksim. Mano svajonėse šiais metais dar atiduoti šią mašiną klientui ir kad jinai jau išvažiuotų. Tai ką, laikinam, subscribinam ir susitiksim kitam video. Nu ką, kraunam mašiną ant tralo ir važiuojam į dažytoją.